laukiu nutupiant lėktuvo. Liko paskutiniai 2 sklandytuvai, aš ir Vladas, kurie jau pavėlavom į gridą. Tai jau nuo prieš tai pakilusio sklandytuvo skaičiuojama 20 minučių ir startas atsidarys 14 valandų 32 minutės. Šiandien turim vėl užduotį su zonom. Pirma zona Seirijai, antra zona Suvalkai. Aplink Suvalkus, tai reikėjo šiandien į Lenkiją nuskristi, paskiau per Varėnos miškus. Dar šiek tiek paeiti iš Lenkijos ir iš ten grįžti namo. Tai įdomu tai, kad jau virš Varėnos miškų jau lietus lyja. Tai vėl bus šachmatai ore, kaip suvaikščioti, kaip išsispręsti visą. Ką, kylam į 4 dieną. Žemiau. Papalimas su vandeniu pasiruošęs. Papalas pasiruošęs. Kabinai startas. Šilta kol kas. Pirmas iki šitą pusę kylam į vakarus per angarą. Startuoju. Absoliučiai nėra ko laukti, nes priekyje lietus jau stovi. Vadas žemas, tai neskubėsiu, bent jau pradžiai, kol neišeisiu į gatves. Šalia lietaus gali gatvės gerai dirbti, bet vadas tik tai vos virš 1000 metrų. Ne taip kaip vakar, iki 1700. Tai pirma zona Seirijai. Kažkur tai pro Alytų reikėtų eiti. Per Punio Šilą, paskiau Alytų. Šiandien galvosūkiai didesni, nes lietus aplinkui lyja, o debesų padas nepilnai kilometras va čia. Galvosūkių dieną. Vėl. Koks vaizdelis. Tokia kaip gatvelė stovi. Bet reikia aukščio pasiimti. Čia gal ir tiesiai einant galima išsiimti aukštį. Visai gerai užkėlė 2 metrus.
antras priekis skrisdamas ant silpnesnio sukasi, man atrodo, įdomioj vietoj. Debesies stipresni kilimai, šiandien virš 2 metrų va kelia, gal ir padas čia bus jau aukštesnis. Pirmą zoną pasiekiau ir čia suksiuos, nes nėra čia ką žaisti. Skrendam į Suvalkus. Gal tie lietus praeis kažkaip tai, kad pro juos galima būtų prasimušti, arba padas šiek tiek debesų sukils, kad būtų šiek tiek daugiau judesio laisvės. Ežerai kairiai pusėj. Kai žemai skraidai, tai labai ežerai dideli. Va, virš Dusios skrendu ir kraštų nesimato. Va, taip paskraidom šiandien. Šiandien klaidelę padarysi ir tupėsi lauke kur nors. Na va, atskridau prie Lazdijų ir žemai. 400 metrų tik tai virš žemės, čia būtinai reikia susirasti kelią. Čia Marius lygtai su Diana skrieja, žiūrėsim. Reikia gelbėtis čia. Išpyliau visą vandenį lauk. Su tokiais silpnais kilimais po metrą nelabai jo reikia, ir ypač kai žemai išskreinėti. Skrieju virš kelio iš Lazdijų į Alytų. Dienelė tokia ant išgyvenimo. Išsikapščiau prie Lazdijų ir slenku tolyn, čia tokia gatvelė. Ne visai tiesiai į sektorių. Sakant, į pietus link Lenkijos artėju. Reikia kilimo, sakau. Čia iš tų debesėlių krapena lietutis po biškį. Labai šlapia, drėgna oro masė. Kažkiek kelia, nu.
sudėtingas oras. Nerandu kilimo. Kol kas. Į priekį. Nu va, išsiėmiau. Po to debesiu už manęs lyjančio lietuje. Niekaip zonos nepasiekėm antros. Beveik 1000 metrų aukščiau. Bet kadangi čia reljefas aukštesnis, tai tik tai 900 metrų virš žemės. Ir bandau eiti prieki čia. Saulė šviečia, įdomu, ar čia bus kilimų tai saulė. Nes nenorėjau prie Baltarusijos pasienio zonos lysti į kairę. Ten galima buvo per ten eiti. Pabandysim po šitai šviežiais prieki debesim. Tuo į Lenkiją įskrisiu, į Seinų kraštą. Nu va, Lenkijoje skraidau. Bet čia situacija, super sudėtinga. Va prieki tas debesis, gal paims, gal ne, nes va tokie debesiukai saulėje, kur yra, iš vis nekelia. Kelia tik va tokie debesis, iš kurių jau krapnoja arba lyja. Va, kažkokiu būdu reikia pasiekti Suvalkų zoną ir suktis. Čia, man atrodo, dešiniai matosi kažkokių 10 km Seinai. Nu va, Lenkijoje ir žemai. 350 metrų virš žemės ir nieko nerandu. Panašu, kad teks pasisvečiuoti. Kažkoks debesiukas dar yra, pabandysiu po juo palysti. Bet taip niekas neima, čia turbūt lietus koks nors smarkesnis praėjęs, nieks neveikia, nebedirba. Nu ką, reikia ieškotis, kur saugiai nutūpt. Papalimą Lenkijoje įsitūpti aikštelę. Tikriausiai pasakysiu, kur tiksliau, kai nutūpsiu. Čia pieva, ne pieva, bet taip, ratas išleistas.
šitą lauką. Šitą juostą tūpsiu. Kairiai pusėje. Aš čia panašu, kad pieva liktai ir pakankamai lygi. Banguota. Nu va, pas ūkininką į kiemą. Nutupiau Lenkijoje. Va, ir futbolo aikštelė. Žodžiu, gal bus visai smagu laukti. Ir pirtis liktai čia yra. Taip, sklandymas yra ne tik skraidymas. Ir susipažinimas su vietiniais. Sodyboj, Lenkijoje, Gibų valsčiui. Ir lietus lyja. Bet tokį jau orą turėjom. Gal biškį per anksti sustartavom. Tai va uždariau oro stabdžius, nes lietus lyja, ten nėra drenažo, kad išbėgtų. Tai va, toksai va sklandymo sportas. Sėdžiu, laukiu automobilio su priekaba. Lenkijoje lietus lyja. Nu va, toks oras. Vakar buvo smagu skraidyti per lietų, bet vakar buvo aukštas debesų padas iki 1700 metrų. O šiandien vos toksai 1000 metrų ir tai ne visur buvo galima iškrapštyti jį. Ir kilimai labai silpni. Tai va, Marius skambino, sakė, kad oras geras dabar pasidarė, sustiprėjo ir skraido. Matosi va, pagal trekingą, matosi, kad sklandytuvai skraido. Tai va, kažką suskraidys šiandien, pratimas reiškia bus nekoks rezultatas šiandien. Bet ne kiekvieną dieną šventas Jonas. Nu, atvažiavo evakuacinė komanda. Va, priekaba jau stovi prie sklandytuvo. Va, vietiniai šeimininkai. Bardzo dobrze ludzie. Padės sukraut sklandytuvą, nes Petras vienas atvažiavo. Liuks, dabar